Tikėjimo išpažinimas. Tikėjimą laidoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovė, kurios nematome. Laiškas Žydams, 11 skyrius, 1 eilutė. Tikiu Dievo tėvą ir kūrėją. Jis sukūrė dangų ir žemę. Jis tik gerai galvoja apie mane, nes jis labai mane myli. Jis atsiuntė Jėzų savo sūnų į šį pasaulį. Savai dieviškumą Jėzus paliko danguje ir gimė žmogumi iš mergelės Marijos. Jis užaugo, buvo paklusnus tėvams. Jis dirbo Dailidė su savo tėvu Juozapu. Jis nuėjo pas Joną, kad šis jį pakrikštytų. Tuomet šventoji dvasia nusileido ant jo ir jį pripildė. Tuomet jis išėjo į dykumą, o velnias išbandė jį. Bet jis liko tvirtas, jis liko be nuodėmės. Taigi jis gali mus suprasti įvairiuose dalykuose ir visuose išmėginimuose. Jis keliavo po visą Izraelio žemę ir gydė visus, kurie tik atėjo pas jį. Ir jis išvarinėjo piktasis jėgas ir dvasias, kurios buvo supančioje ir sukausta žmonės. Tuomet jis atėjo į Jeruzalę, kad būtų nukryžiuotas. Ant kryžiaus jis prisiėmė visas kaltes ir jo auka buvo priimta. Jis numirė ir nužengė į pragarą. Dievas prikėlė jį 3 dieną. Taip jis nugalėjo mirti 40 dienų. Jis mokė savo mokinius ir tuomet keliavo į dangų. Ten sėdės Dievo dešinėje ir valdo. Dievas visam paklojo jam po kojomis. Tikime šventąją dvasią. Jėzus atsiuntė mums padėjėją ir paguodą. Ji yra veikiantis Dievas žemėje. Kiekvienam, kuris tiki Jėzumi, jis pripildo šventosios dvasios ir padarė jį Dievo vaiku. Būtent tie šventoji dvasia padarys mus Dievo atvaizdu. Šventoji dvasia veikia bažnyčioje, kurią jį užbaigs ir padarys Jėzus nuotaka, be dėmių ir be raukšlių. Įdovanoja mums dvasios vaisius bei dovanas. Ji veikia mumise tikinčiuose Jėzumi, bei leidžiančiuose jam veikti mumise. Mes tikime Jėzumi karaliumi, kuris prisikėlė visą, ko valdovo. Greitai ir vėl jis ateis, teis žmonės ir tautas. Jis ateis ir pasiims savąją tautą kartu su savimi į dangų. Jis prikels numirusiusius ir tikinčiuosius pasiims su savimi į dangų. Ten stovėsime mes prieš jo sostą ir šlovinsime jį, mūsų išganytoją ir gelbėtoją. Tuomet būsime pasiekę savo tikslą vienybėje ir harmonijoje su Dievu. Dėkoju Jėzau, tu padarai įmanoma tai, jog aš gyvenčiau harmonijoje su kūrėju. Dėkoju, kad prisiėmė visas kaltes, kad nugalėjai mirti į pragarą. Tikrai tavyje esu saugus ir užtikrintas. Tu esi galingasis prisikėlęs viešpats. Maranata. Viešpatie, greičiau ir vėl ateik. Amen.